Prieš šį metodą įmasažuokite šiek tiek aliejaus į žmogaus odą. Padarykite kumščius kaip aš, kad nykščiai būtų prispausti prie smilių. Būtinai judesį pradėkite porą centimetrų nuo pečių, kad apimtumėte kuo daugiau trapecinio raumens. Spauskite ir slyskite lėtai link ausų per visą trapecinį raumenį. Nesustokite atsirėmę į kaklą, galite pamėginti slysti į viršų link kaukolės per patį kaklą. Visada, kai nesate tikras ar spaudžiate ne per stipriai, atsiklauskite žmogaus. Jei ant žmogaus odos yra daug aliejaus, tada slysti bus sunku, tad jei aliejaus per daug, galite truputį nusausinti. Šis metodas labai malonus, jei atliekamas lėtai, nestipriai spaudžiant. Su šiuo metodu galite gerai atpalaiduoti žmogų ir išmasažuoti trapecinį raumenį. Galite slysti iki kaklo ir baigti, o galite slysti atgal iki pečių. Kaip matote video, galite daryti 2 rankom vienu metu ir po vieną ranką atskirai.